Sveiki, šiandien jau 7 diena, šeštadienis, prasimoktų valandų skaičius yra 3, 6, 9. Taip, prasimoktų valandų skaičius yra 9, pradėsiu mokytis. Taip, mokytis šiandien baigiau, truputį ilgiau užtrukau. Dabar. Taip, tai diena 7, tas pats Harvardo kursas, tai lieka jau galbūt 2-3 dienas lyg ir. Tai ką šiandien mokėmės? Tai šiandien perėjom regular expressionus. Prieš to aš buvau kažkiek prislietęs anksčiau, nes reikėjo taisyti HTML, CSS kodą, tai su šito dalyku truputį teko susidurti. Tuomet su regular expressionais, tais pačiais validating user inputus, tai kaip būtų elektroninis paštas, vardas, pavardė, numerį irgi turbūt galėčiau validatinti. Ir tuomet clean data, kurią turim. Tai pavyzdžiui, jeigu yra Twitterio šitas adresas interneto, tai iš jo ekstraktint, pavyzdžiui, username. Tai čia dabar tai ir parodysiu. Taip, tai šiandien pradėjom mes nuo šito. Tai čia yra iš esmės per šiandien 2 failai, bet labai daug jas keitėm, labai daug žiūrėjom. Ir nemažai susidūrėm su regular expression biblioteka. Tai dabar ką šitas failas daro, tai jis validatina iš esmės e-mailą. Tai pradžioje kas vyksta, tai pradėkime nuo viršaus visada. Pradžioje yra inputas, kurį mes stripinam, tai vadinasi, kad nebūtų jokių tarpų iš kairės į dešinės. Tai mes paklausim, koks yra tavo elektroninis paštas. Mes šitą savom kaip variable. Ir tuomet yra if statementas, if ir else. Tai žiūrime, kas čia vyksta. Taip, tai jeigu mes searchinam visam input'e userio ir mes surandam šitam variable email ir mes ignoram, ką ignorinam tai didžiasias raidės, jeigu bus didžiasias raidės, tai mes vis tiek leisime jas, čia mes jų nenurodysim, kad gali būti didžiasias raidės. Dabar perkim prie visą šitą regular expressioną. Taip, tai pradžiai mes turim stogelio ženklą ir gale turim dolerio ženklą. Tai stogelio ženklas reiškia, kad šitoj vietoj būtent turi prasidėti mūsų inputas ir gale turi baigtis. Tai mes iš esmės čia searcham tiesiog visam input'e, kad būtų toks stringas. Tai dabar, ką mes turim elektroninį paštą, žinoma, mes turim eta, ne? Tai mes matom eta ir jis iš esmės splitina į dvi pusės. Nu, šitą vietą nesplitina, bet galim taip mes matyti, taip bus paprasčiau. Tai kairiai pusėje yra tiesiog kažkoks raidžių ir skaičių derinys, kurių gali būti bet kiek raidžių ir skaičių. Šitoj vietoj man rodo, čia nesuportina taško, nes prie tokio lyg ir sugrįžom, bet tą galima padaryti nesunkiai. Ir tuomet dešiniai, kas yra, tai dabar dėkim nuo domeino. Tai žinom, kad čia iš esmės yra domeinas. Tai dažniausiai, jeigu mes neturime jokio domeino, tai tam Gmail'o domeino naudojamas, tai interneto adresu tai yra gmail.com. Bet čia mes galim bet ką naudoti. Tai iš esmės dar galim mes patį domeiną skirti į kas yra prieš tašką ir kas yra po taško. Šitoj vietoje po taško, tarkim, yra edu, galėtų būti .com, .lt, tai čia nėra skirtumo. Bet kas yra čia? Backslashas prieš tašką, tai kadangi taškas sintaksai yra kaip bet kokia raidė arba skaičius arba bet koks kitas ženklas, tai mes turim šitą meaningą panaikinti su backslashu, tai vadinasi, kad šitoje vietoje tiesiog yra taškas. Tai čia turi būti taškas edu. Dabar žiūrim, kas lieka tarp etos ir tarp šito backslash'o su tašku. Tai taip, mes turim čia, gal nuo kairės pradėsiu. Čia turim mes klaustuką po šito apskliausto darinio. Tai kas klaustukas reiškia, kad šitas dalykas gali būti arba gali jo nebūti. Jeigu bus, tai mes jį nuskaitysim, kad jeigu nebus, mes tiesiog šitoje vietoje nereikšmingas šitas dalykas bus. Ką mes turim čia viduje, kad yra bet kokia raidė arba skaičius arba bet koks ženklas gali būti paskartoti vieną arba daugiau kartų ir tuomet taškas. Tai štai vietoje yra subdomeinas, tai pavyzdžiui galėtų būti developer.upms.lt būtų subdomeinas, tai va štai vietoje mes tą nuskaitytumėm ir mes tokį elektroninį paštą priimtumėm. Ir tas klaustukas reiškia, kad jis gali būti arba gali nebūti. Ir tuomet, kas įna po klaustuko, tai yra šitoje vietoje, kad tiesiog kažkiek gali būti, viena minimum gali būti raidė arba skaičius. Tai iš tikrųjų privalo būti bent viena minimum raidė ir skaičius. Tai ir tuomet tada, kad po to
eta ženklo, mes tą turim turėti kažkokią raidę arba skaičių ir tuomet taškas id už tą vietą. Jeigu viskas gerai, printam valid, jeigu negerai, tai printam invalid. Einam dabar Twitterį. Lygiai tas pats importuojam regular expression biblioteką šitą vietoj. Ir inputą paprašom URL. Ir mes jį stripinam ir šitą saugom kaip variable URL. Ir dabar žiūrim if matches. Tai dar naujo ženklą išmokau, dar neįrašiau šitą. Tai yra valro ženklas, kuris reiškia, kad mes galim tuomet if naudoti bendrai šitą vietą. If naudoti. Dar iki galo aš jo nesupratau, bet tikiuosi ateityje labiau suprasti. Tiesiog sumažino kodą, nes iš esmės prieš tai kodas atrodo, kad šitas kodas ir tuomet apačioje buvo ifas. Tai mes tą ifą perkeliame viršų ir naudojam šitą ženklą. Taip, tai dabar kas čia vyksta, žiūrim. Tas pats regular expressionas. Mes imam URL kaip variable, žiūrim variable ir taip pat ignorinam cases. Taip, dabar žiūrim regular expressioną. Taip pat baigėsi, taip pat prasideda. Taip. Dabar prieš skliaustos yra klaustukas ir dvitaškis. Tai reiškia, kad mes šitą nenuskaitom ir mes neišprintim šitą dalyko, jeigu mes matcho grupą printinsim. Tai mes šitą dalyko neprintinsim, mes tiesiog jo neišsaugom. Ir tuomet lygiai tas pats su W. Tai mes čia padarom, kad jeigu useris rašo, kad su HTTPS arba su HTTP, nes yra klaustukas prieš S, vadinasi, kad S gali būti arba gali jo nebūti. Ir taip pat su www taškas mes juos priimam arba jeigu nėra jų, tiesiog tai nereikšmingas šitas kodas. Čia šitie klaustukai būtent tai padaro. Tuomet x.com, tai prieš x taip pat backslashas, kad mes jo neskaitytumėm kaip literaliai, kad bet koks ženklas būtų, bet kad būtų tiksliai taškas. Tai x.com. Ir tuomet backslashamas, tuomet šitą įsimenam, šitą į memory, į kompiuterį įdedam šitą dalyką, šitą stringą. Tai nes čia yra username'as ir mūsų programa tą nori padaryti. Tai iš esmės, iš tuose kvadratiniuose skausteliuose, kas yra parašyti, kokius mes ženklus priemam. Tai mes šitoje vietoje nuo A iki Z priemam ir nuo 0 iki 9 ir underscore. Ir mes šitų ženklų priemam vieną arba daugiau. Ir tuomet mes šitą dalyką, kurį username'as, kuris yra pačiam gale po slasho, mes jį saugom kaip matches. Ir jeigu toks dalykas kaip matches egzistuoja, tai jeigu šitas username'as egzistuoja, mes tuomet išprintam username'as dvitaškis matches group 1. Nes group 0 ten yra ne 0, nes 0 jau kažkas yra užėmęs. Ir tuomet mes čia išprintim. Galim šitą pereiti, twitter.py, https /www.x.com. Kodas veikia ir mes gaunam šitą. Šiandien tiek, gan įdomi tema, su kuria buvo anksčiau sudūręs, tai buvo įdomu gan pagilinti žinias, o daugiau tęsiu mokymas rytoj.